Na, sveiki, broliukai ir sesutės. Dar noriu padaryti vieną vidosiuką. Nu ir apie kągi bus tas vidosiukas, ogi bus vidosiukas atsakymai į klausimus. Tai va, tai bus atsakymai į klausimus, atsakymai iš terariumo, apie terariumo gyvenimą. Nu ir kokiųgi aš tų klausimų esu susilaukęs. Ogi pirmas klausimas, o kodėl, čia jau gan senas, kažkaip matyt buvau prasileidęs aš jį, o kodėl Nevidonas rankų neturi? Kaip jis daro įtaką, papasakok daugiau. Nu tai ką, aš galiu papasakoti, tai kad Nevidonas, tas, kuris jau čia yra užpuolęs tą visą, kaip čia sakykim, terariumą, tai jisai yra energetinė būtybė, jis aišku gali įsikūnyti į kokį nors ten kūną, sakykim, kada jam reikia, bet šiaip iš principo jam netgi nereikia savo rankų, nes jisai kur turi visą armiją savo visokių ten tų demonų, paskui eina ten Nevidono tarnai, klapčiukai, sakykim, ir panašiai, nu ir jam pačiam nieko daryti nereikia, jis tiesiog sukūręs, kaip čia, sakykime, kaip koks spektaklio režisierius, ne, jisai sukūręs yra visą tą parašę scenarijų, išdalinęs visiems vaidmenis, davęs, kaip sakykime, tuos, ką jau ten jiem reikia kiekvienam kalbėti, ką kiekvienam daryti, ir jis tiesiog tik tais prižiūri, kaip jau viskas vyksta pagal jo tą planą, kaip sakykime, kaip tas jo planas įgyvendinamas. Nu ir aišku, jeigu kažkur kažkas tai biškai nukrypsta, tai atitinkamai atlieka kažkokius tai pakoregavimus. Nu arba kaip tas orkestro koks nors dirigentas, jis juk pats irgi negroja, ne, bet jisai su ta lasdelė diriguoja, žodžiu, ir visas orkestras tada groja pagal to dirigento dirigavimą, taip galim pasakyti. Tai ir tas Nevidonas yra, jis irgi kaip dirigentas, kuris diriguoja, kaip sakant, tam visam ansambliuje, ne, tų Nevidono tarnų, kurie ir vykdo jau, sakykime, visus ten tuos dalykus baisius ir įgyvendina tą Nevidono planą. Tai tiek turbūt nežinau. Turbūt atsakiau į tą klausimą, jeigu ką dar patikslinkit, kokį nors niuansą, jeigu norėsit. Kitas klausimas, iš kur antrininkas gauna šią info. Nu tai antrininkas, taigi jisai prisirašęs prie visokių ten, sakykime, irgi tinklų, iš visokių pažįstamų, ir, žodžiu, iš įvairiausių šaltinių, ne iš vieno, kaip čia, sakykime, nėra kažkokio tai vieno šaltinio, yra daug įvairių šaltinių ten tam terariume. Ir tam terariume jisai renka, žodžiu, tą informaciją, kartais pasižiūri, kartais kažkur tai iš vienur, iš kitur, žodžiu, ir iš įvairių šaltinių gauna informaciją, tada pasidalina su manim ir aš, aišku, papasakoju jums, žodžiu, visas tas įdomienas iš to terariumo gyvenimo. Tai čia apie informaciją, ne? Ką manote apie Simpsonų žemėlapį? Čia kitas jau klausimas, žodžiu, ką manote apie Simpsonų žemėlapį, kur viena valstybė SSR, o kitų žemių trūksta, nes užlietų salė, tai kažkoks potvinis ar panašiai. Sunku pasakyti iš tikrųjų, ką čia gali manyti apie tą Simpsono žemėlapį, kur viena valstybė SSR. Jeigu dabar organizuojamas jau tas bus karas, nes su ta Rusija, ir tarkim, galbūt kažkokiam tai perinamam etape gal ir padarys vėl naują kažkokią valstybę SSR, nes, rusai laimės ir visus čia, sakykime, užkariaus ir panašiai. O dėl, sakykime, tų užlietų žemių, jeigu jau ne vieną kartą yra buvęs tas potvinis tam terariume, tai gali ir dar kartą atsitikti tas potvinis, bet čia sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai tiek ir te manau apie tą Simpsonų žemėlapį, per tą vieną valstybę. Ir kas čia dabar pagal juos, 79 asamblėja bus 24 metais, tad visą tai gali įvykti iki 2025 metų. Tai čia matyti apie Simpsonų kažkokį irgi ten epizodą, apie tas asamblėjas. Tai, kaip ir sakiau, čia gali ir įvykti, gali ir neįvykti. Iš tikrųjų, nemanau, kad įvyks iki 25 metų, bent jau tas potvinis kažkoks, tai nes kaip ir nėra jokių, kaip čia pasakykim, ženklų, ne, kol kas, kad jis galėtų kažkaip tai įvykti, ar kažkur jau pradėjo kažkas tai įvykti, kažkoks potvinis ar taip toliau. O dėl to karo, ne, su ta Rusija ir SSR, tai iki 25 metų, manau, kad jau čia 100% neįvyks, nes dar ne visi Nevidono tarnai ten, sakykime, pasiruošė iki galo, tai tam karą ir panašiai, aš ir anksčiau buvau sakęs, kad gal, kad apie 27 gal kokius turbūt prasidės jau tas karas, arba jau įsibėgės, galim sakyti, gal prasidės ir anksčiau, sunku pasakyti. Tai tą ir manau apie tai, čia aišku atsakau visus atsakymus, tai būtent pasitarę su antrininku, kaip sakykime, iš terariumo savo, čia nėra čia, kad aš pats čia sugalvojau, tai gink dieve, nes pas mus tai nieko panašaus tokio nevyksta ir iš kur aš galėčiau iš vis apie tai sužinoti ir sugalvoti. Toliau kitas dar raudonviršė, žodžiu, klausia. Čia kaip grybas, matyti, raudonviršės yra. Tai toks raudonviršis klausia. Taip, ką jisgi klausia? Ogi klausia, ką manai apie regresinės hipnozės, kontraktus iš praeitų gyvenimų ir ką dar galėtum papasakoti. Čia labai didelė tokia tema.
nežinau, ar labai čia noriu smarkiai plėstis, ką ašgi manau apie tas regresinės hipnozės. Manau, kad toks dalykas egzistuoja kaip regresinės hipnozės, bet turbūt 99%, kur prikelta į visokius ten tos internetus ir panašiai tų regresinių hipnozių, tai manau, kad yra tiesiog feikai. Ne to, kad feikai, o tiesiog uždarbiauja, žodžiu, šarlatanai uždarbiauja iš tų visokių regresinių hipnozių, o tie, kas iš tikrųjų jas padaro, tai manau, kad iš viso niekur ten nesiskelbia ir panašiai. Tai tą manau apie regresinės hipnozės, kontraktus iš praeitų gyvenimų. Tai kontraktai, aišku, jie ištisai veikia ir iš praeitų, ir iš šių gyvenimų. Tai, nežinau, kaip čia pasakyti, ką manai. Tai ir manau, kad yra tie kontraktai, o kokie kontraktai ir kaip tie kontraktai ir ką su jais daryti, tai čia jau aišku yra kiekvieno individualiu atveju reikėtų turbūt spręsti. Čia vėlgi pasakysiu, kad čia perdodu savo antrininko tik tai nuomonę. Aš pats tai galvoju, kad čia yra visiškas nonsensas ir nesąmonė, mokslu yra neįrodyta. Aš tikiu mokslu, tikiu mūsų mokslininkais ir jie niekur nėra nustatę, kad kažkokios čia regresinės hipnozės ar ypač dar kokie nors ten kontraktai. O jie dar ir iš praeitų gyvenimų, kokie dar praeiti gyvenimai, čia visiška nesąmonė. Mokslu neįrodyta ir čia net apie tai net negali būti jokios diskusijos. Tai čia turbūt tiek apie tą klausimą. Kitas. Taip, jei vizijas matai sapnuose, eina jas pakeisti, klaustukas, maždaug ar eina jas. Ir paskui pats tas, kas klausė, tai ir atsako čia tas raudonviršis, kad aišku eina. Reikia visų pirma sapnų dienoraštį turėti, kad sapnų atmintis kiltų. Žodžiu pakeisti sapnų gebėjimą, pakelti ar pakeisti sapnų gebėjimą iki liucidinių sapnų, išsivalyti, detoksikuoti. O ką tu galėtum apie tai pasakyti? Sakykime, apie sapnus visokius esu padaręs irgi pasakėčią ten kažkada seniau. Tai dar norėsiu truputėlį papildyti, gal truputėlį irgi apie tuos sapnus, bet čia bus gal kitam video. Ir žodžiu, ką aš manau. Sapnų dienoraštį gal ir gerai turėti, aišku, yra. Nežinau, kaip ten su tais liucidiniais sapnais. Neteko man sutikti nei vieno. Sakykime, mūsų toj nuostabioj planetoj Žemėje, kuris ten sapnuotų kažkokius liucidinius sapnus ar panašiai. Mano antrininkas iš terariumo, tai aišku, yra apie tai girdėjęs ir sakė, kad pas juos tai yra paplitęs dalykas, sakykime, dėl tų vizijų sapnuose, kad eina jas pakeisti, tai čia jau ir pats žmogus atsakė, kad žinoma, kad viską galima pakeisti. Ir kas čia toliau dabar? Ką galėtum apie tai pakalbėti? Tai apie tai, nežinau, čia vėlgi čia kažkokia visiškai atskira tema. Yra daug ir kitų, sakykime, kalbėtojų, kurie apie tai daug pasakoja, yra ekspertai kažkokie tai. Aš tai aišku galėčiau pasakyti, kad čia irgi yra mokslo neįrodyta ir čia yra visiška nesąmonė. Bet mano antrininkas tai sako, kad yra tokie dalykai. Tai galima, sakykime, ten pakelti ten tą savo gebėjimą tuose sapnuose, bet ir ką dar jisai paminėjo, kad viskas tas tiesiog savaime paskui ateina, nieko ten kelti nereikia ir jokių dienoraščių. Tiesiog kylant žmogaus sąmoningumui terariume, tie, kurie gyvena terariumo gyventojai, tai jiem ir taip savaime susitvarko visi ten tie sapnų dalykai, jeigu čia taip galima įsireikšti. Tai tiek turbūt bus šį kartą tų atsakymų į klausimus. Labai norėčiau, aišku, padėkoti visiems, kurie parašė. Kitas iki gal norėčiau paprašyti, kad labiau būtų gal sukonkretinti, nes jeigu toks klausimas toks bendras ir platus, negaliu daryti aš, kaip čia pasakykime, visos temos kažkokios apžvalgos per klausimus atsakymus. Ir nesinori iš tikrųjų kartoti, ką ir taip galima kažkokią informaciją susirasti, tai gal kokie kažkur niuansai ir panašiai, jeigu kam būtų kas įdomiau, tai taip gal reikėtų konkrečiau tuos klausimus, gal konkretesnius daryti, kad galima būtų juos atsakyti per keletą minučių, sakykime, nes negaliu šią kelių valandų daryti paskaitų ar panašiai. Tai tiesiog vienas dalykas, tai ir pats neturiu laiko ir reikėtų normaliai pasiruošti, kad struktūruotai atsakyti, sakykime, ar išgvildenti kažkokią tai temą, o kitas dalykas, tai ir ilgesnio video kaip 15 minučių negaliu įdėti į YouTube, o į tą telegramą iš viso ten tik 10 minučių telpa videosiukai,
Tai maždaug į tą mano formatą reikėtų ir tuos klausimus kažkaip orientuoti turbūt. Tai atsiprašau, jeigu kažko neatsakiau, sakykime, tikiuosi, kad suprasit mane, o jeigu patiko, kaip atsakiau, tai tiesiog, kaip ir visą laiką, neužmirškite tam palaikinti, pašėrinti ir lauksiu naujų klausimų ir jūsų komentarų. Tai tiek tam kartui ir iki.